Ar kada nors pagalvojai, kodėl naujas kremas iš pradžių atrodo toksai wow, o po savaitės oda vėl sausa, kemšasi, beria? Taip atrodo kosmetikos apgaulė. Gražu išorėje, bet viduje nieko gero. Pirmas ženklas silikonai. Taip, po pirmo tepimo gal ir suteikia tą švelnumo jausmą, tačiau iš tiesų tik uždeda plėvelę ir mūsų oda tiesiog negali kvėpuoti. Po kelių dienų pradeda kimštis poros, randasi smulkus bėrimai. Antras – mineraliniai aliejai. Taip, iš pradžių suteikia momentinio spindesio, drėkinimo pojūtį, tačiau ilgainiui tik sausina, nes yra sutrikdoma natūrali drėgmės apykaita. Trečias – oda tiesiog pavargsta. Ji nuolat uždengta silikonais, aliejais, todėl nebegauna signalų gaminti natūralią savo drėgmę, tokiu būdu jinai praranda balansą. Ir dauguma čia jau nuleidžia rankas. Kaltina odą, keičia kremus ir toliau maskuoja problemą, o nesprendžia priežastį. Laukite 4 dalies, papasakosiu, kaip mokslo ir gamtos apjungta kosmetika gali viską pakeisti.